A girdi senį? Alio! Turim problemą. Peziolas, pirmą per gyvenime. Išvarė, išpardė. 5 naktis esam be dušo. Bet jau jaučiu, kad į dušą reikia. Nu ką, viskas štengas mirdėti po alinančių 5 naktų, 6 dienų. Pagaliau turim hostelį, nebemiegosim autobuse ir pagaliau turim dušą. Pažiūrim situaciją, kas čia dėt tokia būrė, kokia škosina. Matos, kad nebuvo dušė 6 dienas, dar nesimato. Šiaip ir ganėtinai nėra, tai blogai. Dar galėčiau lyg savaitę greibo temti. Kažkada reikės daryti challenge, kad savaitę laiko neįti dušą. Tada, nežinau, kas tada bus, bet manau, kad reikės mėginti tokį šūdą. Savijautė prieš dušą yra 9. Išlindau už dušo ir jaučiuosi 8 iš 10, nes belė kaip šaltas buvo vanduo. Pasidariau išvadą, kad dušai yra baisiai overrated ir vapšiai nereikalingas dalykas. Kiekvieną dieną eiti dušą, nu tokia nevarkė, tiek vandens reikalingai išnaudojam. Nu ir tipo, iš vis kam to reikia. Ir laiką savo gaišti, ir vandenį išnaudoji, ir elektrą išnaudoji, ir dar šluostis kiekvieną kartą reikia. Na, reikia padėti eiti dušą kas 5 dienas, nes nu tipo, nu ką žinau, užsimaudžiau ir taip pat jaučiuosi, tai tipo, manau pradėsiu dabar kokias 5 dienas į dušą eiti. Rekomenduoju ir jums taip. Pasičiupam šiandien tokius monstriukus. Lekiam raganėt po rajoną biškį, jeigu užsikurs. Oi, kaip bitė. Nežinau, kaip seks su Vietnamo eismu, nes čia eismas tai yra p***. Čia visi pypina, visi lekia, žymiai baisiau už Tailandą. Jeigu išmokšti Vietname yra sakoma vairuoti, tai jau mokėsi visur, kai tokie aparatai važiuoja čia. Tai tikėkime, kad dabar jau visur mokėsiu vairuoti. Yeah, together. Also 50. 50, yeah. Vos užsikūrė tas triperis pas mane. Tai kažką šnekėt, filmuotis prieš kamerą taip nesinori, vapšė. Aš sakau, čia viskas dėl dušo. Kol nebuvau dušą lindęs, tai energijos buvo, viskas fainai, lindau į dušą. Nu ir viskas sugadina nuotaiką, energijos nėra, liūdna, blogai jaučiuosi. Viskas čia dėl dušo. Varom žiūrėti, nu, location, kur čia atvažiavom. Privačiai mašiną turim dviesę. Lekiam. Okay, gamon. Šitas vis locationas, kuriame mes esam, yra didžiausia budistų šventykla visam Vietname. Ir čia belia kokia didžiumiliška teritorija. Tai eisim per to bokštą, žiūrėt, kas ten gero. Bet čia, nu, tipas šventyklas. Nu, kad ir didelį, kad ir kokia čia tipo wow. Bet taip neįdomu. Jau aš tų šventyklų per paskutinį pusę metų tiek vis žiūrėjau. Pačiau man tos šventyklos visos. Nu ir kur tai eini, visur taip pat atrodo, ar čia, ar Tailande, ar Laose. Netgi ir Lietuvoje, realiai taip pat atrodo viskas irgi. Nieko per daug nesiskiria. Nu ką, žinau, čia atėjo nori 500 būdų koridorius. Biški pofik iš tikrųjų tų būdų. Esu turiu įdomesnių dalykų matęs gyvenime. Svarbu, kad visur prie šitų būdų tokios komunistinės vėliavos viršui pakabintos. Nusipirkšo gražu pasilepėm. Nu, what the fuck. Kodėl pa šitą bičą vis 4 pirštai? Kas jam nutiko? Tik baisiai karšta. Nu, bet aš tipo su džemperiu su kepurė debilas. Nu, bet toks stilius, žinot. Nenusirenginiesiu dabar šį šventyklą, gi nemandagu. Eik, tu, na, kiek čia laiptų dar, tu durnas? Nebenoriu. Koks didelis. 100 metrų lygiai. Galvau vapšė nelipti į jį. Bet pašnekėjau su GPT sako, čia yra aukščiausia pagoda visam Vietname. Jeigu esi čia, taip būtinai turi atvaryti. Bet jeigu GPT pasakė, kad verta, reiškia verta. Kol kas nematau, kas čia verta, nes nieko ypatingo dar nebuvo. Čia įdomu, kai tą pastatą statė prieš 100 metų daugiau. Čia iškart su liftais darė. Nučiūju, kad jo, nes kaip tą liftą, tu po to įmontuosi jau pastatytą pastatą. Nu, tema. Jeigu GPT sakė, kad reikia varyti, reiškia tikrai reikia varyti. Mano patarimas jums, klausykit GPT visada.
Jėj, kaip gražu, kaip faina, jėj. Nu tai vat visa šita teritorija, vat per ten, čia yra viena didelė šventykla. Ten iki pat to vandens. Nežinau, kam tokios didelės reikia, nes tipo užtenka ir mažos šiaip. Nu bet fainai, tegul būna, ką aš žinau, netrukdo čia, kad Vietname tokia yra. Nu, lengva informacija. 13 aukštų, 100 metrų, aukščiausias stupa Azijoje. Pas mus dar nebuvo aplankytos šalies be problemos. Dabar esam kažkur čia užstrigę vidury dykumos. Ir Gabris pametė nuo savo pirdas raktą. Kaip taip reikia, mes esam antram kylu nuo rental shopo ir neturim raktą nuo pirdos. Nu, kleckas. Kas buvo? Turi. Kaip taip? O tai kur buvo? Tiesiog nukritęs? Nežinau. Bandžiau paklausti, kur buvo, jie ten kažką ten. Net nesupratau. Nu, bet... Svarbiausia, kad turi. Nu, faina. Viskas, reiškia, neturim problemas, važiuojam toliau. Opa. Aš jau palikti, šičia buvau palikęs. Jis įrodė kažką tai. Tu palikau ir apkaišinį. Nu, malačias. Ką, davai vienkia. Ta proga, kad raktą radai. Eik tu, na. Davai, dar kartelį. 1, 2, 3. Karočiak. Ko aš čia pamečiau, na? Eik tu, na. Akiniai. Susibraižė ar nesusibraižė? Keista būtų, jeigu nebūtų susibraižę. Tai bazaras, kad susibraižė, kaip kitaip. Nedarykit vienkių, patarimas. Ko čia tas triperis man nenori kurtis? Nu, ponė triperi. Zaibys tau? Tau gal ir zaibys, bet man tai apšė nezaibys, kad tu taip čia. Faina. Nu. Alio, ponė triperi. Ką tu čia išdarinėjai? Ir aš neturiu kojelės čia. Nu va, padariau porą vienkių. O, liuks. Ok, bye bye. Nesivedė. Tu dar vienkį pakelinėk. Nu tai galvoju, 3 kartus pakėliau vienkį, apsiau nusprogo. Gerai, viskas, tęsiam kelionę. Juhu! Gamon. Nesuprantu, kur mes čia atėjom. Čia paežeras vidury. Čia aplink kalnaičių iš Surnėno kito įėjimų nėra. Nu jau ant šventyklų pofik, ant keivų pofik, ant šventyklų keivuose irgi. Tikiuosi, kad čia bus kažkas labai faino. Nu, bazaras, kad vanduo. Šokė? Kaip čia gerai lepina tą statulą. Sausainukų, kolos, nektarino ar kas čia prašų. Tokį langelį šaus. Gamon. Ok, gamon. Čia kapitonė mūsų. Geras. Opa. Ok. Ne, nu gerai, bet šitai atrodo biškai saugesnė už tą, kur plaukiam prieš tai bambukinę. Čia bent jau nebėga kiaurai vanduo. Nu, pasitikėjimo neduoda baisiai daug šitą valtis. Ok, gamon. Po subinę pasidėt. Davė tokį šviečiančią galvogelių be slemenę. Čia nebūna katastrofų. Kiekvieną akmenuką žinau. Nu ką, skęstam? Nu ką, skęstam? Jo, tai kviečia. Krisa! Davai laikais! Man tai biškai net nemalonu, kai tokią močiutę įdarbinom. Susimokėjom po 100 eurų, po tokią močiutę ir kloja iš mums. Reikės man biškai perimti jos darbą, biškai reikės padėti. Mažiau ten kiti irgi ten perėmė darbus. Tai biškai reikės pagelbėti tikrai, nes dabar nelabai maloniai čia, kai jinai dirba. Tai kol kas tai faina. Faina. Ok. Nu, įdarbino. Gerai, na va, ką aš žinau. Jeigu jau įdarbino, tai dirbam. Būtų gerai, kad neįkristų kamerą į vandenį. Bet ir vėl sumokėjom 100 štuk, karočią, ir dar duoda dirbti. Skemas. Tokios beždžionės čia prie vandens. Kalnuose gyvena svaramėjos.
Užlipa, apšiai, atrodo, už nieko užtikabino. Tiesiog per akmenis kiaurai. Tiesiai sieną. Ok, gamon. Pasiekė. Pažiūrėjau. Aha, nepatiko jinai. Bet aš jį 10% palikau. Nuo 100 štukų daviau 10 štukų. Aš manau, kad čia visai, čia daug 10% seniai. Atsimčiau atgal, aš iš jos dabar tas 10 štukų už tokią reakciją. Ir dar į zubus duočiau vieną. Taip negražiai dabar pasijaučiau, ne fainai. Bet šiaip tai faina buvo, su tom laivu visai toksai. Toks, taip plaukia ir taip, taip suramiai čia eini, pys dega, tiesiog kažkas dega, čia dega. Niekas neapsikrauna, visi ramiai sau gyvena toliau. A girdi seni? Alio! Turim problemą. Pirda nebegazuoja. Nusprog. Baigėsi kelionė. Nu, ne tema. Nu viskas. Aš važiuoju ir tik iš oro kažkas tai sutempia ir nebeduoda gazo. Diržas nutrūko, jautės kažkas tokio. Nežinau koks diržas, bet kažkas nutrūko. Nu ką, ne pirmą kelionę jau tai baigėsi su Pirda. Toli dar mum iki chatos? 19 minučių. Blembački, ne. Nezaibis. Nu tau matau zaibis. Mes dar gerai, kad insurance paėmėm. Mes insurance paėmėm. A taip paklausėjai manęs. Nu, insurance'as tram štukų, tai turėtų būti ne mano problema čia už šitą visą. Bet tai vapšiai iš oro, aš važiuoju, pistų traukia. More than 80% of viewers aren't subscribing, so it's time for you to subscribe to the channel and check out all of the videos. Thank you! Ir tiems, kurie nesupranta angliškai. YouTube channel को subscribe လုပ်ရတယ်ဆိုရင် like and follow လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်သွားပေးပါနော် Good. Not really. Okay, thank you. Atvažiavo pastiprinimas. Žiūrėsim, ką jie čia padarys. I can motor for you first. You go Okay. Sakė easy. O pasnarglį išsipučiam prieš darbą? Yeah, okay. Aš sakau, diržas nutrūko jautės. Tu atsiveži įrangius vietą, čia tas tvarkys viską. Okay, I bought the food for you already. Okay. So we can just go? Yeah? Okay, very fast. Very good service. Thank you so much. Thank you. Okay, bye, see you later. I talk you in tomorrow. Yeah, okay. Operatyviai čia vyksta viskas. Atvežė Pirdą, sako šitą imk, tą pasiema, savo toj sutvarkys, parvažiuos atgal. Aptarnavimas 10 balų. Užskaitau. Mes dabar gyvenam hosteliuką, tai vieną naktis kainuoja 3 eurai. 3 eurai. Ir nu taip, šiaip pats hosteliukas tai čia nieko ypatingo nėra. Bet prikolas, kad tipo nemokamai eliukas unlimited, kiek nori tiek gali gelti. Už 3 eurus miegi ir gali gerti unlimited alų. Čia kažkaip per gerai skamba biški. Slowly. Open slow. Yeah. That's it. Otherwise Okay. too much froth. Yeah, okay, thank you. Aliukas kaip Vilniui, pliusas realiai tas pats. Tik kad plius, sakai, 4 eurai kainuoja. O čia 3 eurai su nakvynė ir unlimited. 3 eurus nakvynė. Nu. Taip pirkėjų liuką ir gal į nakvynę. Nu kažkaip taip. Nu ką, atlėkėm į Restiką paragauti ožkos mėsos. Kaziolą valgysim. Primetat? Čia tipo šitą miestę... Kas čia šitą miestę? Kodėl čia šitą miestę yra? Nežinau, čia populiaru. Šitą miestę populiaru labai. Nu tai jeigu populiaru, tai mes turim išmėginti. O čia niekas garsas neįsirašė. Antras dublis, visko iš naujo. Visas meniukas yra vien tik ožkos mėsa. Viskas daryti iš ožkos mėsos. Pasiėmėm grilintą kaziolą. Grilled goat. Ganėtinai nepigų, 200 štukų kaziolas. Nu, bet prisikaziolino, tai ir pasikilo va kaina biškių. Visam Restikė vien tik vietiniai, nu ir tai jų nėra per daugiausiai, bet vien tik vietiniai. Tai turbūt, kad geras ženklas, nežinau, tikiuosi. Šiaip expectationai ožkos mėsai labai žemi. Kažkaip nemanau, kad gali būti neįskani, nežinau, neskamba skaniai man ožkos mėsa. Gamon. Nu ką, seniai, oficialiai gavom skemą, ne? Nu, 200 štukų už tiek kaziolo, tokia nevarkė. Nu nežinau, dabar turi būti dieviško skonio, kad atpirktų, nes kol kas tai Restika vertino 2 iš 10. Nu ką,
Kaziolas, pirmą per gyvenime. Tu jau nebemokys su pagaliukais valgyti? Kaziolas kaip kaziolas. Bazaras Kaziolas kaip Kaziolas. Toks ir turėjau, bet... Tikriau, tu mane vedėjai, kai žinojai, kad mes kiemą gausim. Aš savo vedžiausi paragauti kaziolą. Bet palyginus kiek laukiam ir kiek kainuojam, tiesiog paragauti viską, daugiau niekada nepirsiu. Pusę valandos laukiam. Čia šviežiai virtuvai paskerdė. Pakomentuokit, hebra, kas čia yra? Ir čekas per tepalas irgi. Pjūgai kaip yra valgomas Kaziolas. Bendras vertinimas su viskom, atsižvelgiant į kainą ir aptarnavimą. Ir dar atsižvelgiant, ką už 200 štukų galėjai nuveikti čia. Nu, bet čia jau rimčiausias, da. Tik šis sakinys nuėmė kokius 2 balus. Karočio, Kaziolas. Nerekomenduoju, nu tipo, dėl experience rekomenduoju aš tą Kaziolą jums paragauti. Bet jeigu norit skaniai pavalgyt, arba pigiau pavalgyt, apšiai nerekomenduoju, tokio nevalgė. Sorry, how much this one? 500. Yeah, can you make 350? 500. 350? No? Okay, 400. 400. No. No, 400. Aha, okay. 480 for you, okay? Okay, no need, gamun. Okay, gamun. Išvarė, išpardės pyko, nepirkau. Pardavinėja brokuotus džeketus, po to pyksta, alio. Nu ponė, biškius, sumildama. Nori nupirkti feiką, bus brokuotas, what the fuck. Nu. Sorry, how much is this one? 650. 650? Can you make for 500? No, 500. 550. 6 okay, 550 no. No, 550. 550 I take. 6 okay. Aha. So 550? No. Yeah, 600. Aha, okay, no, Biden. Pavyks šitą strategiją dar kartą, ar nepavyks? 580 okay. Good for you, good for you. 580. No, 550. 580. No, okay, 550. Okay. Okay? Okay. Okay, gamun. Nu ką, pakritom vakarienės, pasėmėm čia vat su mušteku. Nu ir galvoju, paimsiu koldūnų prie su mušteku. Užsakiau koldūnų. Tokius įdėjo 5 pirgus normaliai. Skemas, karočią. Skanaus. Nu ir ką, hebra, uždarau šitą videką, žinokit, suprantu, kad nebuvo čia per daug kontento, nebuvo jis per daug ilgas, nu aš apskaičiau kažkaip labai filmuodamas ir taip galas, kad tik tiek footage'o turiu ir dabar ateinantis footage'as bus geras. Tai nenorėjau, kad būtų blogas videkas, tai tą blogo videko galę tiesiog prispaušiu ir pritempčiau kažkokį gerą footage'ą. Tai atsiprašau, šitas videkas tikrai ant manęs, mano kasekas. Praeitas video buvo geras, ateinantis bus geras, už šitą atsiprašau. Šiaip, o galbūt jis tik mano akys atrodo šūdinas. Palikit savo feedback komentaruose, ar jis tikrai šūdinas buvo, ar visai gal normaliai. Ir ką žinau, ačiū, kad žiūrėjote, subscribe, share, komentarą parašykit. Gali ne feedbacką, gali šiaip mane pasiūst. Galit man parašyti kažką labai gražaus, pavyzdžiui, kokios mano gražios sakės. Nu ir viskas, hebra, pasimatom kitą ketvirtadienį. Ate.